Žodį tarti kviečiame vienintelį gyvą išlikusi medininkų tragedijos liudininką Tomą Šerną. Labą dieną. Šioje vietoje daug minčių buvo pasakyta ir daug emocijų. Noriu trumpai ir paprastai šnekėti. Kiekvienas teisės studentas žino tokią aksiomą, kad iš neteisėtų priežasčių, kiek jų bebūtų, teisėtumo negalima įvykdyti. Negali būti teisėtumo jokio. Ir jeigu mes surinksime daug visokiausių istorinių dalykų, kaip bolševikų perversmas, sovietų armijos įvedimo į Lietuvą, daug dalykų, kurie sako, kad buvo Lietuvoje sovietų valdžia ir panašiai, buvo tokia valdžia, kuri yra jau žmogiškasis socializmas, ar kokiais ten mielais bebūtų ta apipinta, vis tiek tas neteisėtumas pasireiškia vienokia ar kitokia forma. Tas neteisėtumas išsiliejo sausio 13-ąją Vilniuje ir čia Medininkuose. Ir vėl žmonės Lietuvos turėjo tą neteisėtumą pravyti savo kūnai, savo sveikatą, savo gyvybę, atiduoti tą kovą savo nuostato. Ir manau, kad tas neteisėtumas ir toliau vyksta. Sulikta byla, yra imperinis mąstymas, yra Lietuvoje dar daug jokajaus mąstymo, tokio paprasto žmogaus mąstymo, kuris išmintingas, jisai visą laiką lenkėsi prieš jėgą. Ir vis tiek mums visiems, jums, ir motinos, ir vaikai, ir pareigūnai pirmieji, jums visiems reikės tą neteisėtumą atlaikyti savo gyvenimais, savo sprendimais ir savo meilę. Tai noriu paprašyti viešpaties, kad duotų jums kantrybės, nes mes Lietuvoje gyvename ir mes turime nešti tą savo naštą. Turim atitaisyti tą neteisėtumą. Ir tas neteisėtumas ateina ne tik tai iš išorės, ne tik tai už sienos, ne tik tai iš vakarų sienos, tas neteisėtumas religinis ar imperinio mąstymo neteisėtumas, jisai ir iš mūsų ateina. Ir medikai ir mokytojai susiduria su tuo neteisėtumu iš mūsų kylančio. Ir pareigūnai, politikai, visi mes turime kovoti su tuo, kas iš mūsų širdies išeina ir daryti tiesą. Vienintelė išeitis. Aš netikiu prokuratūrą, netikiu žodžiais skambiais. Netikiu žodžiais skambiais. Aš tikiu, ką jūs ryte prabudę, ką širdį pagalvojate ir ką jūs nusprendžiate, kuom būti. Tik tai tuo tikiu. Ir ką jūs širdį turite, tokia bus ta mūsų Lietuva. Ramybės mūsų.